Ar patikėtum, jei pasakyčiau, kad po to, kai praradau kojas ir kairė ranka liko paralyžiuota, aš atradau savo stiprybę ir paslaptis, kurios įgalino mane pasiekti daugiau nei atrodė įmanoma. Vieną dieną, gaminant mums su draugė vakarienę, nusprendžiau įrašyti vaizdo įrašą, kad įkvėpti kitus. Jei turite tik vieną funkcionalią ranką, kaip aš, tegu ši žinutė pralaužia jūsų mintise esantį barjerą, tą įsitikinimą, kad viena ranka negalite gaminti, valgyti ar pasirūpinti savimi, nes tiesa yra ta, kad taip galite. Manimas, kad negalite, yra tiesiog ribojantis jūs mąstymo būdas. O jei neturite jokių fizinių iššūkių, tegu mano žinutė šiame vaizdo įraše įkvepia jūs peržengti ribojančius įsitikinimus, kurie jūs sulaiko nuo to, ką giliai širdyje trokštate patirti, padaryti ar turėti. Nes tiesa yra ta, kad mes gyvenime galime turėti daug daugiau, kai esame atviri galimybėms. Na štai, su papūga Čika ruošiamės kepti vištienos kepsniukus. We're cooking chica, yes! Ši papūga labai mėgsta kalbėti. Čika, jai kiek jau 27 metai jau turbūt. Tai ji man labai gera kompanija, palaiko kompaniją man virtuvėje ir šiaip kiekvieną dieną smagu su ją. Taigi, kai gaminau valgyti savo ir savo draugiai ir sugalvojau iškepti vištienos kepsniukus su grybais ir bulvių košę. Taigi ir norėjau parodyti jums pjaustymo lentą, kurią vienas žmogus padarė man 2004 metais, kai atvykau į Kaliforniją, kad sukurti savo gyvenimą čia. Tai pjaustymo lenta su vinimis. Viskas, jinai labai paprasta, nieko ypatingo ar sudėtingo, bet ji yra puikus mano įrankis gaminant valgyti. Nekreipkite dėmesio, kad jinai neatrodo patraukliai, jau per 20 metų jau susinešiojo, bet ji išsprendė didžiulę problemą, kai man reikia gaminti vieną ranką. Paprastai man labai yra sunku nuskusti morką ar bulvę vieną ranką, nes daržovės slysta, o vinis, kai aš dabar ją taip užmaunu, vinis laiko stabiliai tą daržovę ir aš galiu ją nuskusti ir be jokių problemų aš nuskutu visas daržovės, ar kartais, kai reikėdavo supjaustyti kažką, tai yra mano stebuklingas įrankis, kuris išsprendė didžiulę problemą. Ir štai aš dabar taip ją įtvirtinu ir tiesiog skutu. Ir vis dar puikiai prisimenu laiką, kai pradėjau naudoti šią pjaustymo lentą. Kadangi namuose Vilniuje gamindavo mama, po avarijos aš niekada negaminau valgyti. O pirmojo vizito Kalifornijoje metu, kai 2003 metais aš atvykau pasidaryti kojų protezus, aš apsistojau viešbutyje ir valgiau restoranuose arba svečiuose, arba parduotuvėje nusipirkdavau jau pagamintą maistą ar šaldytą maistą, kurį pasišildydavau mikrobangių krosnelėje savo kambaryje viešbutyje ir man nereikėjo ruošti valgio. Tad kai po metų atvykau į Kaliforniją įsikurti gyventi čia, maisto gaminimas buvo didelis iššūkis, arba sakyčiau vienas iš tų didžiųjų iššūkių, su kuriais teko susidurti. Nes tiesa buvo ta, kad aš net neįsivaizdavau, kaip viena ranka gaminsiu valgyti. Ir kai man padarė šią pjaustymo lentą, aš buvau 9 danguje iš tikrųjų. Buvau antiek sužavėta, kokia puikia idėja. Nes paprastai, kai bandai nuskusti, padedi tiesiog daržovę ant lentelės, daržovė nuslysta, jeigu jos neprilaikysi. Ir dabar tų vinių pagalba galėjau nulupti bulves, morkas arba supjaustyti kažkokius maisto produktus ir jie neslydo nuo pjaustymo lentos. Ir jei gerai prisimenu, mano pirmasis patiekalas amerikiečiams draugams buvo, man atrodo, marinuota kepta vištiena su bulvėmis ir salotomis. Tai ir
prisimenu tą laiką su šypsena ir, žinot, kiekvienas iššūkis, kurį įveikiau tuo metu, buvo tarsi dar vienas žingsnis link mano galutinės vizijos tapti visiškai savarankiška ir nepriklausoma nuo kitų žmonių. Ypatingai su šypsena prisimenu tą laiką, kai pačiai reikėjo pasidaryti sumuštinius, dar būnant protezavimo reabilitacijos centre Lietuvoje. Po avarijos mano poreikiais rūpinosi mama ir taip pat jį gamino valgyti, kol buvo namuose, ar ligoninėse, ar reabilitacijos centruose. Ir po avarijos mano trauminiai sužalojimai buvo toks šokas, kad mano šeima ir aš turėjome tą patį mąstymą, kad aš fiziškai negaliu nieko padaryti. Nes jau paprastai viskas, ką mes darome gyvenime, reikalauja 2 rankų ar 2 kojų. Ir kadangi iš 4 galūnių liko tik viena, aš nebegaliu nei savimi pasirūpinti, nei gaminti, nei atlikti jokių namų ruošos darbų. Viskam reikėjo pagalbos. Ir tai buvo mūsų visų mąstymas. Ir kas įdomu, kad aš net nebandžiau padaryti kažką pati, nes aš maniau, kad negaliu to padaryti ir kad man yra būtina pagalba. Bet po to, kai protezavimo reabilitacijos centre aš išmokau vaikščioti su protezais, nežiūrinti tai, kad profesorius man aiškiai pasakė, kad aš niekada negalėsiu vaikščioti, nes mano fizinė būklė tai yra neįmanoma anot jo, tai sugriovė mano įsitikinimus ir apskritai mano mąstymo būdą apie tai, ką aš galiu ir ko aš negaliu. Ir kai aš sugebėjau pasiekti tai, kas buvo neįmanoma, aš pradėjau savęs klausti, nuo ko dar aš save sulaikau. O kas jeigu aš iš tikrųjų galiu padaryti viską, ką maniau, kad negaliu? Ir žinot, ir nuo to įvykio manyje kažkas pasikeitė. Tarsi tas barjeras negaliu buvo sugriautas visiškai. Ir dabar aš jau buvau atvira galimybėms, atvira tam, kad galiu būti savarankiškai. Nežiūrint į traumas, aš vis dėlto galiu daugiau, negu man iš pat pradžių atrodė. Ir dabar jau buvau suintriguota, man buvo smalsu atrasti, ką galiu padaryti. Ir jau dabar, kai susidūriau su iššūkiu, nežiūrėjau į jį su mintimi, kad galiu to padaryti ir man reikalinga pagalba. Bet dabar aš žvelgiau į tai su mąstymu, kad aš galiu, man tiesiog reikia surasti būdą, surasti išeitį, viskas. Ir žinot, ir nuo tada pradėjau kelti savo iššūkį, daryti viską savarankiškai. Mamos paprašiau, kad jinai man nepadėtų. Ir tai buvo mano nuostabios kelionės pradžia, atkuriant gyvenimą po tragiškos autoavarijos. Ir štai kur slypi atsakymai į daugelį iššūkių ir problemų. Mūsų mąstymo būdas. Kai mes galvojame, kad negalime kažką daryti arba kad kažkas nepavyks, mes net nebandysime to padaryti. Tačiau jei mes tikime, kad galime ir kad mums pavyks, mes būtinai ieškosime ir mes surasime būdus tai įgyvendinti. Mūsų veiksmai kyla iš mūsų gilių įsitikinimų. Ir štai kodėl taip svarbu atkreipti dėmesį į savo mąstymo būdą bei įsitikinimus. Pažiūrėkite, tiesa yra ta, kad aš jau galėjau padaryti daug daugiau, bet aš net nebandžiau dėl savo ribotų įsitikinimų. Nes mintise savo sakiau, kad aš negaliu. Man nepavyks dėl tos ar anos priežasties, bet kai tik tai mano įsitikinimai pasikeitė, kai tik tai aš buvau atvira tam, kad aš galiu, mano bejėgiškumas ir priklausomybė nuo kito žmogaus baigėsi. Ir galiausiai radau būdą ir kaip pasirūpinti savimi, gaminti maistą, ar atlikti eilinius namų ruošos darbus. Ir štai kodėl aš pabrėžiu svarbą to, kaip mes mąstome, ką mes galvojame žvelgdami į ateitį, kaip mes mąstome susidūrę su problemomis. Juk dažnai galime išgirsti žmonės sakant, o tai labai didelė problema, tai yra per sudėtinga.
Man problemos trukdo eiti į priekį. Per didelės problemos. Aš negaliu to ar ano pasiekti. Bet ar problema iš tikrųjų tokia sudėtinga, kad tu negali rasti būdo, kaip ją išspręsti? O kas jeigu tu žinotum, kad yra būdas išspręsti tą problemą, bet tau te reikia jį rasti? Ką tu tada darytum? Juk tu ieškotum, ar ne? Viskas prasideda nuo mūsų mąstymo. Ir aš labai esu dėkinga, kad tas lūžis manyje, to seno mane ribojančio mąstymo lūžis įvyko gana greitai po autoavarijos. Aš labai džiaugiuosi, kad neteko man prarasti daug laiko. Ir tai buvo būtent reabilitacijos centre, kai man reikėjo pasidaryti paprastą sumuštinį. Ir grįžtant į tos laikus, po to laiko, kai demonstravau savo vaikščiojimą specialistams, greitų laikų mamai reikėjo grįžti į darbą ir ji nebegalėjo būti su manimi centre, nes mano mama visą laiką buvo visose ligonėse, visose centruose tam, kad man padėti. Ir dabar jau jos nebebuvo ir likau viena, turėjau rasti būdą, kaip viską padaryti pačiai. Ir pirmasis bandymas viena ranka pasidaryti tos sumuštinius iš tikrųjų kelia šypseną iki šiol, bet to pačiu ir man smagu prisiminti tos laikus. Tuo metu Lietuvoje parduotuvėse dar nebuvo galima nusipirkti iš anksto supjaustytos duonos kaip dabar, ar dešros, ar sūrio, todėl teko viską pjaustyti pačiai. Ir juk paprastai, kai mes pjauname maisto produktus, kairė ranka, sakykime, kairė ranka laikome maisto produktą, dešinę ranką mes pjaustome, ar ne? Bet dabar mano kairė ranka nebedirbo. Ir reikėjo surasti būdą, kaip supjaustyti vieną ranką. O man iš po peilio slydo ir ta pati duona, ir dešra, ir prireikė labai daug kantrybės iš tikrųjų ir turėjau būti labai išradinga, nes tai nebuvo lengva ir prireikė daug kantrybės ir atkaklumo ir užsispyrimo, nes nekartą jaučiausi susierzinusi ir galvojau, geriau paprašysiu slaugytojos man padėti. O jos buvo tikrai labai malonios ir žinau, kad jos mielai man padėtų. Bet aš visą laiką sustabdydavau save galvodama, na gerai, tu paprašysi dabar pagalbos, tau padės, bet kur tai tave paliks? O tai paliks mane ten pat, kur esu dabar. Aš būsiu priklausoma nuo kito žmogaus. Jeigu aš paprašysiu pagalbos, žinoma, tai bus lengviau ir greičiau, be jokių problemų. Bet aš liksiu ten, kur esu. O aš nekenčiau savo bejėgiškumo. Aš negalėjau pakęsti būti priklausoma nuo kitų. Aš kasdieną svajojau, kadagi pagaliau aš būsiu savarankiška. Tad suimdaviau save į rankas ir aš bandžiau dar kartą, bandžiau kitą būdą ir bandžiau dar kartą, bandžiau vėl ir vėl, bandžiau įvairiausius būdus. Ir aš turėjau savo griežtą taisyklę. Aš pusryčius pasidarau pati, arba aš einu į treniruotę alkana. Aš tiesiog nedaviau savo kitos išeities. Ir aš atkakliai dariau tol, kol pasidariau. Žinot, tą posakį, tu nežinai, koks esi stiprus, kol tai nėra vienintelė likusi išeitis. Ir tai iš tikrųjų yra tiesa. Taigi ir šiuo atveju tu surasi kelią, jei tai vienintelė tavo išeitis. Jei tu nesuteiksi savo kito varianto, išskyrus kaip tik surasti išeitį ir tu jos atkakliai ieškosi, tu ją surasi. Aš būtent taip ir gyvenu, jau 24 metai po autoavarijos, aš tiesiog nedaviau savo kito varianto, kaip tik rasti būdą. Niekada savęs neklausiau, ar galiu tai padaryti. Todėl, kad jei aš taip mąstyčiau, dažniausiai atsakymas automatiškai būtų ne. Vietoj to savęs klausiu, kaip galiu tai padaryti. Ir šis klausimas kyla būtent iš šios patirties, kai turėjau pasidaryti tą sumuštinį. Kadangi neketinau kviesti slaugytojos, o mamos šalia nebuvo, o man reikėjo pavalgyti, neturėjau kitos išeities, kaip tik surasti būdą. Tada aš klausiau savęs, kaip galiu vieną ranką supjaustyti duoną, kaip
užtepti sviestą ant duonos, kai aš negaliu jos prilaikyti? Kaip aš galiu supjaustyti dešrą arba sūrį? Kadangi turėjau mąstyseną aš galiu ir sutelkiau dėmesį į galimybės, aš radau būdą ne tik pasigaminti sumuštinį, bet ir įveikti visus kitus iššūkius ir keliauti į kitą pasaulio žemyną, kad sukurčiau tokį gyvenimą, apie kurį svajojau. Norėjau būti savarankiška, nebepriklausyti nuo kitų, troškau dirbti, keliauti, gyventi kiek įmanoma savarankiškiau. Žinoma, žmonės man padėjo. Nežinau, ką būčiau gyvendinusi savo tikslus be savo amerikiečių draugų pagalbos ir visada būsiu dėkinga Dievui už juos, dėkinga jiems už viską, ką jie padarė. Be abejo, man reikalinga pagalba, bet kasdienybėje norėjau būti savarankiška. Ir jeigu aš noriu pagaminti valgį, aš tiesiog šį patiekalą ir bandau ieškoti būdų. Bandau rasti kompromisus ir tiesiog tai darau. Žinoma, yra patiekalų, kurių aš negaliu padaryti, nes kai kuriems būtina turėti 2 rankas. Tačiau yra daug tų, kuriuos aš galiu ir aš sutelkiu dėmesį į tai, ką galiu padaryti, o ne į tai, ko negaliu. Aš susikoncentruoju tai, ką turiu, ką galiu ir ieškau galimybių. Toks mano mąstymo būdas, tokia aš esu, toks mano gyvenimo būdas. Ir ši mąstysena yra tarsi ginklas visiems iššūkiams. Visus šiuos metus aš šitaip įveikiau visus savo iššūkius. Aš vertinu mažiausią dalyką, ką galiu padaryti, nes labai gerai žinau, ką reiškia nebegalėti. Vertinu ir branginu žmonės, kuriuos myliu, kurie myli mane. Aš sutelkiu dėmesį į dalykus, už kuriuos aš esu dėkinga, į savo tikslą, bei tai, kas yra prasminga, kaip aš galiu padėti kitiem, ką vertingo aš galiu nuveikti. Todėl aš gyvenu pilnatvišką gyvenimą. Ir iš tikrųjų daug kas prasideda ir daug kas priklauso nuo mūsų mąstymo. Aš net neįsivaizduoju, kaip atrodytų mano gyvenimas šiandien, jei būčiau priėmusi mąstyseną, kad esu neįgali, kad nebegaliu nieko daryti pati, kad toks jau mano likimas, kad vargšė, esu autoavarijos auka, man būtina pagalba, kokia aš esu nelaiminga. Aš tikriausiai iki šios dienos būčiau bejėgė ir priklausoma nuo kitų ir žinau, kad būčiau labai nelaiminga. Todėl noriu paskatinti tave atkreipti dėmesį į savo mąstymą, atkreipti dėmesį į savo įsitikinimus. Mesk savo iššūkį. Pabandyk daryti tai, ko tavo manimų negali padaryti. Padaryk tai, apie ką svajoji. Išeik iš savo komforto zonos ir surask būdą tai įgyvendinti. Ir žinote, galbūt pamatysite, kad gyvenime jūs turite ir galite patirti daug daugiau, nei įleidžiate į savo gyvenimą. Tik dėl mąstymo būdo, kuris jūs riboja, kuris įtikino jūs, kad jūs negalite turėti, negalite pasiekti, negalite įgyvendinti, todėl kad jūs nesugebate padaryti tai, ko trokštate, o jūs pabandykite, patikėkite ir bandykite. Tegu Viešpats jus sustiprina, palaimina, tai suteikia išminties ir įgūdžių bei gebėjimų, kad viskas, ką darote, jums pasisektų.